Tai kaip sekas mano mėly gentainiai? Kaip aš pasilgau vienas išeiti mišką. Paskutiniai 3 filmavimai buvo su žmonėm. Tai ten, kur dviesi su draugais, tai all good, bet paskutinis buvo su kem žmonių. Tai aš toks žmogus mėgstantis vienatvę, tai šiandien pakaifuosiu. Tai planas yra išbandyti naują dalyką, kurį pamatysit. Ir nueit apie 15 km būtų smagu, nes turiu bombinę vakarienę, kurią reikia užsitarnauti. Tai reikia biški fizinio krūvio. Tai šitą miške, kiek mačiau, yra daug gražių spotų. Stengsiuos kuo daugiau jų praeit, apžvalgyt, pasižvalgyt, pakaifuot ir galiausiai susirasti jaukią, gražią vietelę. Bet šiek tiek atsinaujinau ir savo ateinančią gimtadienio progą pasidovanau savo dovaną. Labai excited išbandyt. Spėkit ką. Oh yeah! Pagaliau nebelaužysiu savo nugarą su savo senu maišu, nes praeitos kuprinės net negalima kuprinę vadinti. Tai labai esu excited išbandyti šiandien. Dabar dar tik nuėjau 3 km su ja, tai nėra ką pasakyti, bet manau vakare jau susidarys šiokią tokią nuomonę, bet kol kas ledas. Būna susilaukiu klausimų dėl erkių, tai aktyvumas normaliai pakilęs, bet šią savaitę gavau tyrimus, dariau tyrimus ar nesergu laimu ir dėl erkinio encefalito, nes turiu 2 skiepus, kuriuos dariau prieš 3 metus, 21 gegužę. Ir daugiau nebešoviau jokio skiepo. Tai galvoju, tai man dabar vieną skiepą per naujo, ką čia daryti. Tai pasidariau tyrimus, tai nežinau, net ChatGPT konsultavaus, ar čia teisingi atsakymai. Net nebandysiu ištart to matavimo vieneto, koks ten yra, gal parašysiu ekrane. Bet esmė tokia, kad jeigu tavo ten kiekis yra apie 900, tai tau reikia, turi imunitetą ir reikia po 3-5 metų pasiskiepyti arba prasitestuoti. Pas mane rado virš 2000. Tai pas mane 2 teorijos. Arba mano kūnas labai gerai reagavo į skiepą, nes daugelis būna pasiskiepiję, bet nesidaro jokių tyrimų, ar susidarė antikūniai ar nesusidaro, nes kai kuriems žmonėms taip gerai nepriima skiepo, tai jeigu labai bijot erkių, tai po skiepo pasidarykit papildomai tyrimą, bus ramiau. Tai va, tai arba man kūnas labai reagavo gerai į skiepą, arba aš esu prasirgęs kokia lengva forma encefalito ir man tiesiog susidarė natūralus imunitetas. Tai nežinau, jau einant gal 5 erkes nusikrapščiau, bet ėjau pro tokius biški brūzgynus. Nežinau, kaip ir galiu nebebijot. Nuo laimo nepasiskiepysi, bus antibiotikai, bet bent jau neužsilenksiu. Labai graži vieta. O ką reikia daryti gražioje vietoje? Pit stop. Gal dar ir kavos išsivirti reikės. Apie 6 km nuėjom, bet tokiais irgi standartiškai šabakštynais, kalneliais. Tai bet nieko. Sveiki. Žinot, kada supranti, kad jau normaliai eini, kai pradedi save užuosti. Tai aš jau užuodžiu. Čia papuoliau dabar į kabakštynus ir kalnus kalnelius eilinį kartą. Bet kelias, gražus kelias, kurio jau vedė visai priešingą pusę, negu aš suplanavęs eit. Tai reikėjo durt kiaurai mišką. Ir ką dabar čia? Natūraliai kvapą savo leidžiu. O esat matę tokį sakuotą medį. Wow! Tu juokauji? Čia reikia prisirinkti dabar. Įstelių inspiruotas. Pasidariau biškį prakurų maišiuką. Nepasidariau, čia laikinai dabar toks. Bet
O kvapas, bele kaip geras. Wow. Oho. Trupa. Blemba, manoma, kažkai pasidaryti kokį terapinį aliejų už to, ką susirinksiu. Susidūriau su dilema. Esu per kokius 3-4 kilometrus nuo tos vietos, kur planavau plius minus eit, bet priejau čia tokį prūdą, pelkę, nežinau, bet visai švarus vanduo atrodo. Ir man čia visai patinka. Čia tokia visai biški atviresnė erdvė, bet vidury niekur. Ir aš taip mąstau, kad čia ir pasiliksiu. Tai žodžiu, praėjau aš čia dar aplinkui be kuprinės, tai labai patinka šitą vietą. Tai galvoju, jeigu širdis sako, reikia daryti. Tai nuėjau 10 kilų, nei daug, nei mažai. Bet blemba priskroviau, tai normaliai čia daiktų. Čia kuprinė 7 litrų. Ir jin tokia pilnai prikrauta visai. Nežinau, ką aš čia blogai padariau, kad taip pilnai ją prikroviau. Bet ką aš žinau, kol kas bele kaip patogi kuprinė. Bus matyt, kai daugiau prasieisiu su ją. Tai bet noriu, negaliu neparodyti žiauriausio dalyko. Dangtis nusiema. Op, kuprinė. Daypackas. Nu čia dabar nesujungta, bet wow, žiauru, žiauru. Tai per daug čia nesiplėsiu. Parašykit komentaruose, jeigu įdomu būtų platesnė apžvalga, kai jau ją ištestuosiu normaliai, bet gal čia tik aš vienas toks biški gykas ant dalykų ir man įdomu kiekviena maža smulkmena. Bet kol kas esu labai laimingas. Šį kartą bandysiu kitaip tentą šiek tiek. Šiek tiek pažiūrėsim, pavyks ar nepavyks. Jeigu nepavyks, darysim tai, kas veikia, ką darom visada. Toks jausmas, kad girdžiu vis arba perkūniją, bet tikrai girdėjau sraigtasparnį. Kažkaip čia daug visokių transporto garsų. Gerai bus. Kokia mano vizija dabar? Tai centrinę ašį pakabinti ant siūlo, šniūro, virvės ir tokia grinai kaip palapinę padaryti. Sunku dabar čia nupasakot, bet įdomu, ar čia gausis kas nors. Užklupo biški lietus, tai daug ir nebeparodžiau, kaip čia stačiau. Tai man dabar, kas nepatinka, jog šitas yra toks palinkęs. Bet kadangi naktį tikrai nepraneša lietaus, tai aš manau taip ir paliksiu. Ir jeigu ką, tiesiog numesiu pagalį ir aklinai užsidarysiu. Gavos labai panašiai kaip visada darau. Šiek tiek kitaip. Nežinau, pas mane tentas, kadangi yra 3x4 stačiakampis. Tai kažkaip, kai pasižiūri, kaip kvadratinius tentus stato ant stačiakampio, kažkaip biški man, nežinau, išsikreivuliuoja. Dar čia, kai ryšio nėra, tai net negaliu pasižiūrėti tentų enciklopedijos. Tai va, tai beliko, nežinau, gal dėl minkštumo pasižiūrėsiu, ar nėra kokios eglės nukritusios. Jei ne, tai ne. Ir bus galima atsipalaiduoti. Pamenat, kai pamečiau pjūkliuką, turiu naują
Kaina 5,03 €. Tai jau čia iš jo daug nesitikiu. Jau šiek tiek sulenkiau, bet realiai toks jausmas kokybė kaip to Fiskaro. Tai jeigu 5 € ir man atlaiko kokius 3 miškus, tai apsimoka. Kas 3 miškus galiu po naują nusipirkti. Jeigu šiandien sulūž, geriau nesulūžtų. Nu buvo su tom malkom čia reikalų, bet jau atrodo pasidariau tiek, kad gal ir rytui liks. Būt gerai. Bet spėkit, ką dar atsinaujinau inventoriui. Ohoho. Aš jau pasistengsiu jūsų nebenuvilti su savo nemokšiškais gebėjimais užkurt ugnį. Bet žiūrėkit, man daug kas sakėt, kad šitas Milteko geras. Nu, tipo, įmanoma su juo užkurt. Nu, tai įmanoma, bet pažiūrėkit dabar skirtumą. Su pjūklo geležte, nu ne geležte, šonu, tarkim be jėgų, ne? Vos kaip rikščioja. Šitas. Taip pat be jėgų. Iškart kibirkštis. Tausme čia net spriegia. Šitas Milteko. Nu, tipo, spriegia, bet daug stipriau reikia. Tai įmanoma, su abiem jau buvau užkūręs ugnį, bet dabar esu visiškai pasiruošęs. Visiškai turiu, ką aš turiu savo kraityje, turiu smalėko, išmokau, lietuviškai smalėkas, ne fatwoodas. Tai turiu smalėko ir turiu labai daug beržo tošies. Tai next level shit. Nu tai gerai. Man tai juokinga, kai aš, kad pasipraktikuoti eidavau į balkoną su skeltuvu praktikuotis ir įskelinėt ugnį. Gerai, kad kaimynai nežino to. Nu ką, nepasišiukšlinam. Ant kiek paprasta. Aišku, ir labai padėjo komentarai jūs, nes pasirodo tikrai iš atstumo, aš ten kai jo varydavau, tai nelabai ką ten ir įžiepsi per atstumą. Tai dabar, kad įrodyčiau, jog išmokau ir su šituo, kad mano praeities gėda išnyktų. Bum. Nu, realiai, beržu, tai čia bet ką, bet kaip užkursi. Šitas irgi veikia, bet nežinau, man tas kitas smagesnis. Nu ką, be 28 reikia pasidaryti vakarienę. Jau visai aš toks išalkęs, daug buvo fizinės veiklos. Tai vakarieniai burgeriai.
Bet juos kepęs burgerius su jautiena. Dabar bus suplėšta kiauliena. Norėjau suplėšta jautiena paragauti, bet nebuvo. Pats neruošiau mėsos. Kol kas dar netokio lygio. Tai čia paremėm Biovelą. Ir įdomu, koks čia skonis bus. Burgerių bandelės. Nu, nežinau. Nu, šiaip netaip išgyveno. Čia dabar reiktų įterpti iš filmo Krikštatėvis sceną Look what they did to my boy. Išniekintos bandelės. Bet dabar šaunam mėsą ant žarijų 20 minučių. Blemba, kas man nepatinka, jau kvepia kaip lietuviškas sausas davinys. Tai kariškiams čia nelabai patiktų, bet aš manau, čia pasitaisys viskas iškepus. Bum, šakalaka bum. Kaip čia dabar to marinato biškį užpilti? Neplautą batatą, pamiršau nuplauti namie. Ir biškį batatų sviesto. Lengvai. Pipiriokai. Wow. Biškį druskos. Čia pavariau per daug. Kažko išsipylė. Batatus ir mėsą šaunam į orkaitę 20 minučių. Iš tikrųjų, batatų nežinau, kiek mėsą rašė 20. Kas būtų maloniau dar. Biškį aštrumo. Žinoma, kaipgi mes be čederio. Nu ką, bandelės paruoštos. Mėsą gardinsim su Sweet Baby Ray's barbecue. Ir bus labai gerai. Dar biškį pakepinam su barbecue. Ir bus galima burgeriauti. Ką žinau. Biškį truko ilgiau nei planuota. Pradžiai kažkaip per toli buvau padėjęs tą mėsą. Dabar liko paskutinis ingredientas. Salotos. Net nebandysiu ištarti to pavadinimo, bet čia burgerinės salotos. Kaip man čia reiks sutalpinti 3. Ne, nu, aš jau matau, aš biškį būsiu persistengęs.
Dar tik reik nueit į kriautuvę. Man tai primena vaikystę tokie bairiai. Prie burgeriukų reikia kolos. Pirmas iš 3. Biški kažkaip ne taip gavosi, nes su sūriu problemos, kad netirpsta. Dabar galvoju mėsą ar iškepus. Blemba jaučiu iškepus. Toks visas minkštutis. Toks šlapės. Oi, reikia net diržą atsisegti. Wow. Nu, iš išvaizdos, tai jis dabar toks su tom bandelėm suplotom. Tai ne kažką, bet skonis tai labai gerai. Bet trečią neįveiksiu. Net nebandysiu. Pasiduodu anksčiau laiko. Nu ką, pagrindiniai dienos darbai nuveikti. Labai fainai, kad šio laužo akmenim apdėt. Čia kažkaip keistai labai daug akmenų aplinkui. Bet įdomus faktas tas, kad su akmenim prie laužo reikia atsargiai. Ypač va čia, prie tokios pelkės. Jeigu akmuo buvo tam, pavyzdžiui, ilgą laiką upiai, ar šiaip vandenį ir jis yra prisigėręs drėgmės, ir jeigu iškart užkursi galingą laužą, tai tas vanduo pradės garuoti. Ir susidaro labai didelis slėgis ir jie gali sprogti. Tai čia tai pradėjau po truputį atsargiai, bet ir ėmiau toliau iš miško, o ne šalia vandens tas akmenis. Tai aišku įdomu, kiek čia Lietuvoje, gal Lietuvoje ne taip, čia labiau gal užsienį tie akmenys sproginėja, bet kažkaip čia nesinori rizikuoti. Nu tai ką, mano mėly pagonys, laikas miegoti. Graži ir faina diena buvo, bet jau kūnas reikalauja poilsio. Labos. Nu, tai labą rytą. Atsikėliau 2 kartų. Pirmą kartą atsikėliau po 4, nes man atrodo, kad šernas netoliese su bele kokiais garsais nukrypavo. Biškį pasidarė nejauku. Buvo tik pradėjo švist. Tai išsikūriau laužą. Tada užmigau. Ir po to ryte jau su visam atsikėliau, kai čia taip kokios 7 stirnaitės prašokavo, sustojo kelios. Gaila, nespėjau nufilmuoti, nes ten tik sukrepždėdavo, į kokią vieną pabėgdavo. Tai daug gyvūnijos, vakar irgi mačiau stirnaičių.
Tai būtų įdomu čia tyliai patupėti ir palūkuriuoti. Bet dabar, kol sudegs malkos, galima pasigrožėti gamta, o pusryčiam bus pirato akis. Vaikystės pusryčiai. Jūs klausėt manęs, kas ta pirato akis, ane? Tai tiesiog duona, suskylė vidury ir ant viršaus kiaušinis keptas. Nežinau, gal aš vienintelis taip vadindavau, ar taip valgydavau. Bet prisiminiau ir labai užsimaniau pusryčiam. Šiaip tai aš toks biški protingas jaučiuos, galvoju, man reikia 2-3 kiaušinių, kaip jų nesudaužyti. Tai tiesiog atsikirpau pakelę tiek, kiek reikia. Kodėl anksčiau taip nesugalvodavau? Sviestuko. Skrunda per greitai. Ką čia turime? Nu, paskrudę, bet gal man tokia patinka, ką jūs žinot. Čia labai gražu, labai daug paukščiukų, bet kas nefainiai, kad dabar į visas pusės, kur eisiu, panašus atstumas iki artimiausio kelio. Ir čia ėjimas bus be kelio. Iki artimiausio kelio be kelio. Nu ką, pavalgėm vaikystės pusryčius, prisiminėm senus gerus laikus ir viskas, laikas pabaigti nuotykį. Dar gerai, kad kuprinė priminė apie Leave No Man Trace. Tai jeigu kas nežino, tai tiesiog jeigu kempinat, bushcraftinat kažkur gamtoj, nestovyklavietėj, tai nepalikit po savęs savo ženklų. Čia viena iš priežasčių, kodėl aš niekada niekam nesakau, kur aš buvau. Ir čia ne dėl to, kad man gaila pasakyti tą spotą, kur aš buvau, bet dėl to, kad ir kokiam aš esu įlindęs kartais miške, kažkokiuose brūzgynuose aš vis tiek atrandu šiukšlių. Tai dabar man išpasakot spotus, kur chebra gali atvaryti, tarkim, jonines atšvęsti su bambaliais. Nu, sorry, bet ne. Tai neužpykit. Žinau, kad tikrai ne visi tokie, bet laikaus tokio principo. O ką, manęs laukia kokie 5-7 kilometrai link mašinos ir grįšiu į civilizaciją. O čia priskyniau tau gėlyčių. Nežinau, kad peržiūrės šitą video, paspausti subscribe mygtuką. O ką, mano nuotykis šiandien čia baigėsi. Liko 5-7 kilometrai žygio iki mašinos ir grįšiu į civilizaciją. Iki.